Einant prie rizikos, taigi lot size. Savo MetaTrader programėlėje tikriausiai matėte, čia galite pasirinkti savo lot size, kai gaunate arba trade idėją, arba patys darote užsakymą. Ir būtent lot sizes yra apimtis jūsų užsakymo, kokio dydžio norite padaryti užsakymą, tai vėlgi tas pats pavyzdys. Ir čia tiesiog įrašiau 0,08. Šitą skaičių galite pakeisti patys ir tai priklausys nuo to, kokio dydžio sąskaitą jūs turite. Su tiek ir galite prekiauti, su tiek ir galite rizikuoti. Taigi va, vienas pip pajudėjimas ir mes prieš tai jau išsiaiškinom, mane leis grįžti dabar. Mes prieš tai išsiaiškinom, kas tas yra vienas pipsas. Ir vieno pip pajudėjimas yra būtent su 0,01 lotu mums duoda 10 centų. Nesvarbu, į kurią pusę gali būti plus 10 arba minus 10 centų. Jeigu čia būtų 0,1, tai yra $1 ir vienas standartinis lotas, tai tiesiog vienetas, yra $10 per pipsą. Tai taip galite paskaičiuoti ir įsivertinti savo riziką. Yra kalkuliatorius, galite nueiti į website arba tiesiog ieškoti Forex, Position Size Calculator. Ten įvedate tam tikrus dalykus, pavyzdžiui, kokiu instrumentu, kokiu įrankiu prekiaujate, koks jūsų akaunto balansas, kiek norite rizikuoti maksimaliai ir turite žinoti, kiek mūsų yra stop loss pipsų. Taigi būtent žinoti, kiek yra pipsų su kiekvienu užsakymu. Ir čia jums paskaičiuoja, kokį lot size galite rinktis pagal jūsų parametrus.